Vienu metu beveik užmigau. Išvarau greičio ruožą, Mardos 5-6-7. Sustartavau ir žiūriu, kad negaliu susikaupti. Kaip kažkoks išplaukiau. Žiūriu, dar tik 9. Tai va tam greičio ruožė ir prapyliau sankryžą. Pirma mūsų klaida šiandien. Pračiuožiau sankryžą, užblokau ratus į lauką, tai gerai, kad ten jokio kriminalo. Po tokių incidentų susikaupė ir tada vėl viskas iš natų. Viskas sklandžiai, per svarėlę tokia kaip ir turėtų duoti tokio ramybės, bet žinau, kad dar sudėtingų konfiguracijų mūsų laukia. Dar tie sekantis greičio ruožai tokie gali pagauti. Tai reikia net neužmigti dar tik. Ar paveikia Vlado incidentas tave? Ne, gal ten kitą vietą, tiesiog aš pats ten vos nepakliuvau, nes už greito posūkio seka iškart staigesnis į apačią, siaurą, tai toks tikrai galima pakliūti, tai čia bet kam gali pasitaikyti tokioje vietoje. Tai svarbiausia, kad tas automobilis tikrai ten, manau, nenukentėjo, nes ten tokie minkšti krūmai, tai išlupti jį bus sunkiau. O šiaip tai manau, kad Rokišky dar daugiau energijos turės gazuoti Vladas. Tai šiandien tik ir linksmybės jau belieka po vakar nesėkmių. Tai viskas gerai, neforsuojam, smaginamės, kai kur bandom taip plačiau, biškį daugiau, efektyviau ir tiek, nes rezultatas mums jau nebesvarbus, nes jo neįmanoma pasiekti, tai varom ir kaifuojam. Kaip organizatorius žodžio, ar stebi kažką šonuose, kaip buvo suorganizuota, ar viskas? Jo stebiu, labai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų tiek daug žiūrovų miškuose, tai varai taip, žinai, kaip tam tunelį tokiam, tai žiauriai faina. Visi atrodo gan saugiai ir kultūringai stovi, gaila, kad čia įvyko tų kelių avarijų, bet jos nemanau, kad buvo stiprios, tai autosportas neatsiejamas yra nuo to, bet greičio ruožai faini, oras fainas, tai super. Tai tiesiog pirmo šiandienos greičio ruožo metu padariau klaidą. Aš dėl to Vladas negavo laiku tinkamos informacijos, dėl to išslydom iš kelio. Tai automobiliu viskas okei. Tiesiog negalėjome įsitraukti jo, nes užklimpom. Buvo šlapia ten šiek tiek ir tiesiog užstrigom. Iš tikrųjų labai įspūdingai. Vis dar mane randa, ko nustebinti iš tikrųjų. Per tiek metų, kiek kartu važiuojam, tai dar vis nenustoja stebinti. Ypač šituose bastūnuose, tai jau juokas net galėjome nuo Martyno, nežinau, išprotėjęs. Tai va. Labai geri iš tikrųjų greičio ruožai, faini. Yra gerų tokių vietų per tramplinus, yra vietom greitų, kas mums labai patinka, vietom yra lėtesnių. Tai fainai, džiaugiamės iš tikrųjų. Sudėtingas. Iš tikrųjų, tai realiai tikrai buvo nusteikę kovoti, kovingai ir lėkėm. Tada vienoje vietoje žiūrovai mus stabdė. Pamatėm, kad Vladas yra įkrytęs ir Vladas iš krūmų mums rodo, kad viskas yra iš tikrųjų okei. Tai tada vėl lėkėm, bet šiek tiek patys išsimušėm. Turėjom tokių klaidelių, close callų, kaip sakyčiau. Tada antram greičio ruožą susikaupėm ir tada nuo trečio šiandien dienos ruožo prasidėjo tiek nesklandumai. Tai teko vieną ruožą pravažiuoti, kad pravažiuoti, tada remontuotis, bet tas remontas lauko sąlygom, ten tiesiog kaip su pagaliukais. Bet žodžiu, mes esam čia, esam laimingi, dedam dabar 2 naujas padangas ir einam ruoštis sekančiam ruožui. Viskas gerai, stengiamės greitėti, dirbti su automobiliu, tyrinėti kelią ir automobilį tuo pačiu ir stengiamės kuo greičiau pravažiuoti greičio ruožus. Ar paveikia varžovų nesėkmės tave kažkiek? Ne, nepaveikia, nes mes šiandieną ne konkurencinį darbą dirbom, o darbą tam, kad kitose raliuose turėtume gerą tempą. Tai tiesiog mes susikoncentravę į vairavimą, galbūt ne kritinėse vietose nesam tokie greiti, bet stengiamės tą greitį ugdyti. Tai dėl to, sakykime, nesame virš galimybių ribos, nes ne taip mokslas vyksta, tai viskas kaip ir okei. Ar šita pakaba leidžia greičiau važiuoti, ypač išaustose greičio ruožuose? Tikrai leidžia, tik tai ją reikia teisingai naudoti. Turėjome vieną didelį džempą, tai automobilis tikrai labai kreivai šoko ir aukštai ir daug. Nusileidus ant žemės, net nepajutome nei smūgį ir iškart turėjome sukibimą. Tai automobilio važiuoklė leidžia daug, tiesiog mums reikia teisingai ją naudoti, tai dar šiek tiek tų kilometrų trūksta. Nes principas yra ir 4 varomi, ir kita važiuoklė. Tai man nemažai dalykų sudeda į vieną naują vietą. Visai neblogai, sakyčiau.
buvo tokių momentų ir su automobiliu ir kaip pasakyti, na, sėdam iš idėjos su šturmanu, vis tiek priprasti reikia, bet, nu, pabiškai greitėjam ir tas tenkina, tai svarbiausia ant kelio, nes, na, tikrai sunkios trasos, antru kartu labai išgraužtas kelias, tai, kaip pasakyti, buvo iššūkis greitai važiuoti ir neprisidaryti reikalų, tai skaitau normaliai, nes pertrauka daro savo. Viskas gerai, važiuojam, susirašinėjom per pačią liūtį, tai, kaip sakant, supratom, kad kai kurie dopai lipo, kai kurie iš vis ne į temą, prisirašėm kažko, tai nepavažiavom iš tikro trečio dopo dabar, kur šitoj sekcijoj buvo, o kiti nieko, viskas gerai, kažkas tiko. Actually, very different stages from Žemaitija. I'm glad I did Žemaitija because if I started in Ukmergė, I'd be very, very slow. But I actually like the Ukmergė stages. It's more challenging and I think it suits my driving style a little bit. But the guys can really drive fast here. But we're having a good run. You know, this last stage I did pretty well. I started the morning a bit slow and then I'm just gradually making my pace up. So big smiles and off to the next stage. Na, aš šiaip klausau kiekvieną dopą, tiesiog, na, aš labai patenkintas šiandieną ir vakar. Aš patenkintas, ką aš sugebėjau nuo praeito ralio padaryti, žinoma, dirbdamas su simuliatorium, tiek ir šitam. Bet ir šitoj, ką prievažiuojam, testuose, va. Tai, žodžiu, ir Daliaus pakeitimas labai patiko ir, žodžiu, viskas susidėliojo į gerą ralį šiandien. Kas laukia, kokie ruožai laukia po pietų? Įdomus ruožai, tikrai darbiniai, sakyčiau. Šiandien vakar, kai tarėmės biškit apie tos dopus, sakiau, kad na, rytiniai bus tokie atsikelimai, po to jau biški ir darbiniai bus, tai to ir laukiu tikriausiai. Nu, iš tikrųjų, iš ryto vakar viskas kaip ir buvo neblogai ir daug buvo optimistinių minčių prieš šiandieną, bet nuo ryto kaip visą laiką nepabūdom ir porą greičio ruožų po stipriai prasileidom. Tai paskui jau kaip ir susilyginom su savo tiesioginiais kolegomis ir konkurentais, tai ir Simaška, ir Gezevičius, panašius laikus rodome, bet iš ryto padaryta toks nenubudimas rytinis davė savo ir turim dabar apie 10 sekundžių deficito, tai žinant, kokie pas mus tarpusavį tarpai nedidelė, 10 sekundžių yra jau, kaip sakyti, begalybė. Tai nežinau, strategija laikytis dabar to pačio plano, važiuoti iš paskos, stebėti situaciją, jeigu bus galima paspausim, jeigu ne, tai ne, bus matyti. Kas laukia antroje dalyje? Antroje dalyje laukia ilgesni greičio ruožai, tokie pusė greito, pusė lėto, vienas iš vis toks įdomus greičio ruožas, net nežinau, ką apie jį pakomentuoti. Tai pradžiai pravažiuokim ir pamatysim, ko mums laukti. Bet iš tikrųjų pats įdomiausias ir sudėtingiausias vis dėlto Power Stage'as, tai gal intriga liks Power Stage'ui.